Labą rytą visiems. 5 mano diena kelionės. Esu kažkur tarp Kornilijos ir Vernazos kalnuose. Šiandien oras nekoks, lietų rodo visą dieną, bet vis tiek reikės kažkur eiti. Palikau dar batus čia, laukia vakar sušlapo. Tai gerai, kad dedu ir kažkoks dujinis pečius. Tai dabar džiuvina. Pavyzdžius. Kava verda, kiaušiniai verda, batai džiūna. Pusryčiausim tuoj. Ir bandysime eiti. Va toks vaizdas per langus. Oi. O. Ir bandysime eiti. Pasivaikščioti. Pusryčiai paruošti. Kavą garuoju. Pusryčiausim. Batai džiūva. Susimojau vakar gerai su jais. Bet jau baigė džiūti. Toks va oras už langą. Lyja. Papusryčiavau. Laukiu, kol nustos lyt, rodo, kad už valandėlės turėtų apstoti. Ir tada bandysiu eiti iki Monteroso. Yra apie 6,5 km nuo čia. Pro Vernazą. Ten yra Kornilija. Kažkur atėjau. Tai eisiu į priešingą pusę. Ten, čia nesimato. Tai yra už 1,5 kilometro Vernaza. Ir dar paskui toliau yra Monteroso. Iš viso 6,5 kilo. Ir bandysiu nueiti šiandien. Oras tai ne kažką. Tiesiog manai čia eiti bus reikalų, sulysta ten jie. Sušlapę bus. Va, oras nekoks, lyja. Bet visi nusprendžiau eiti iki Monteroso 6,5 km. Nes paskui po pietų apie 3 iš vis liūtis rodo. Ir reikia bandyti eiti. Dabar eisiu iki Vernazos. Ir žiūrėsim, kaip čia man seksis per tokį orą. Negali pasiduoti. Vaizdai gražus. Nesvarbu, kad oras chujovas. Kornigliją palieku ten. Paskui reikės iš ten apsipirkti grįžti. Po pietų. Tai va. Pirmyn. Aišku, aš pasiruošęs. Pasirengęs normaliai, tai žmogus. Ir man visiškai nebaisus lietus. Varau. Šiaip problema nėra didelė akmenys ir laiptai. Bet va šlapi laiptai ir akmenys, tai didelė problema. Gerai, kad gelbėja mano batai, kurie išdžiūvo šiaip ne taip. Ir kažkaip einu, bet ten pasulėtėjo dvigubai. Vernaza jau matosi. Tai reikia ten daryti, ten reikės šauti kavos, kapučino kokios ir eiti toliau. Ok, go. Va, čia šeimenėlė su 2 vaikais ant pečių. Leliukais. Kopia į kalnus. Ekstremalai, sakyčiau. Ir vaikus tokiais augina. Gražu. Oras ne kažką. Konstatuoju faktą, kad lipti laiptais šlapiais į apačią yra sunkiau negu viršų.
Tokie va vaizdai einant. Gal grožis? Kur tu matysi tokį grožį? Ai ne, ten tolumoje, kur galvojau, kad yra Vernaza, yra jau tas Monteroso. O čia kur bokštas va yra Vernaza. Tai jau beveik atėjau. O iki ten dar lauks. Apie 4,5 kyla kažkur. Vernaza. Einu ten. Į Monterosą. Esu Vernazoj. Reikia čia kažko atsigerti. Kavos. Ir šauti toliau. Į Monteroso al Mare. Vernazoj, cappuccino. Varau į Monterosą. Čia rašo tipo 2 kilai, bet tai yra 4 kilai. Navigacija rodo 4 kilai. Čia matoma, jeigu tiesiai eitum, nebūtų laiptelių, tai būtų 2 kilai. Bet kai lipi pirmyn atgal, viršų ją pačiai gaunasi visi 4. Na ir pašau. Kam skambina varpai? Ate Vernaza. Galėjau su laivu plaukti. Labai paprašiau. Ne, pėsčiom eit. Vynuogės visur va. Kalnas auga. Nagynai. A man ten. Laipteliai. Einu ten. Lieka 3,5 kilo kažkur dar. Vaizdai gražus. Pelkės biškiai. Trukdai, vešlos. O, laipteliai. Kokie. Ir kaip čia reikia eiti. Lipa toliau. Gražus tai vaizdai. Suolus tokius. Laiptai keisti. Gamta figena. Dar tokį dalyką pasibėjau, jeigu sutinki italą, tai italas iš toli šypsosi kalbint tave. Ciao, prego, buongiorno. Jeigu prancūzas ar anglas, nichuja. Dar vokiečiai kalbina. Įdomu, kažkodėl vokiškai. Gal į vokiečiams panašus. Tas keltas jau gal parplauk, o aš vis dar vieną pusę einu. Dar ne pusę kelio nenuėjau nuo tos Vernazos. Bet jau nebe į viršų, jau žemyn. Lengviau biškai. Va, iš ten pareinu. Monteroso al Mare. Varau toliau. Einam toliau. Stiprėja lietus, vėjas atsiranda. Kažkokius 5 metus šitos Šenkaterė 5 miestus mano brolis prabėgo bėgom. Kažkokiam ten ultramaratonė. Tai aš jau pakartoju, va. Tik tais 2 gabalėčiau pėsčiom. Nu jis afiginas, jeigu čia sugebėjo prabėgti. Bet galiu konstatuoti, kad aš einu greičiau negu statistinis italas. Jie kažkodėl labai lėtai čia vaikšto, o aš nemoku, neišeinu. Matomai mes lygumų žmonės einam žymiai greičiau negu jie. Bandau pristabdyti ir pagaunu save, kad vėl vos nebėgom bėgu. Na bet, o ko ne.
Lietus iš viso susimarkavo. Man dar porą kilų iki Monteroso. Varau toliau. Va, situacija tokia. Oras va toks. Tenka va tokiais alkaliais kaip slidžiais. Nu va, jau visai čia pat, Monteroso, El Maro. Nu va, iš vienintelis iš Cinque turi pliažą. Monteroso. Welcome. Toks visai nemažas pliažas. Monteroso. O, gali čia įsimaudyti, pasideginti. Aišku, tai smėlio žvyras. Bet pliažas. Geru oru čia visai nieko būtų. A ne? Monteroso. O čia koks dėdė, žiūrėk, laiko pastato. Šiaip ne taip radau, kur alaus susigerti, tai niekur šios malaus nėra, visur vynas tame. Bet liko 6 minutės iki man traukinio. Tai turiu per 5 minutės išgerti ir bėgti traukinį. Sveikata. Grįžau į Korniliją. į vienintelį Liza Market. Vienintelį parduotuvę, kur normaliai apsipirkti. Nu, maža, bet čia bent jau ir kažko. Mėsos ten, pomidorų, dar kažko. Va, ir apsipirkau ir varau vėl 2 kilometrus į kalnus į viršų, pas savo namus. Apsipirkau Lizoje maisto, man dar galvoju pasivaikščiosiu po Korniliją. Vakar čia nevaikščiau. Miškė, su tokia gatvelė va pagrindinė. Graži siaura. Nieks susipažinti. Krautuvėlės va visur. Visokios apsipirkėliai. Baras. Eisiu namo ten. O, užkasti kažką gali. Gatvė į šoną. Ta gatvelė siaurėja. Mus pasilengvina. Apžvalgos vieta, ten Manarola, toli matosi. Taip pusiai Vernaza ir Manarosa.
Vous n'oublierez pas de passer le film là? Allez. Regarde le billet, Isaiah, c'est votre côté, il faut regarder. Dar toliau. Kaudonas kotedas. Kur man reikia nueiti? Užėjau kabaką. Pasiėmiau alaus. Ir su Katinu kartu va čia pailsėsim biškį. Varau link namų šiandien. Dar pusę valandos čia į kalną. Pareisiu kažkaip. Bet jau pohui lipti. Nebejaučiu jokių. Net suvalgiau fokačią, išgėriau alaus bokalą. Lipo link niekur nieko. Viskas cool. Good. Einu namo. Gerai, kad mano kotedžas čia, o ne ten. O tai, blėt, būtų dar tokio reikalo. Su pilna kuprinė eiti. Viskas gut, einu toliau. Nu ką, welcome home. Šiaip ne taip parėjau namo. Su pilna kuprinė maistą prisikrovęs. Nu ir ką, diena užskaityta. Nuėjau iki Vernazus. Paskui iki Monteroso. Gavus ten 6,5 kilo kažkur. Tada su traukiniu grįžau į Korneliją. Pasivaikščiau po Korneliją. Ir parėjau čia porą kilų dar. Suma sumarom gavosi iki 10 kilų. Ir kaip tokiu oru kalnais užskaitau šitą dieną. Visai neblogai gavosi viskas. Dabar ką, įsidžiovint rūbus. Nusipraus po šaltų vandeniu, nes šilto neturiu. Rytoj žadėjau tik pajungti. Nu ir eisiu ilsėti. Galvoju, kad viso. Arrivederci. Iki rytojaus.